Welcome to Spain. O jez. Žmonės, prisižiūrėkit savo dviračius, nes bus blogai. Kas čia vyksta? Viskas išlydėm dviračius. Eik, savo dar tiek streso gyvenime neturėjau. Ispanija. Hooray! Добрый день! Добрый dien! How are you, my friend? Kad tik ruošiam šakę. O, kam čia ruošiatės? Kur čia lėksim? Maksiui. O kur čia lėks Maksas? Pasivažinėt lėks į kalnus greičiausiai kažkur tai, kur aš visai nepaveidžiu nei kiek. Taip, kažkur ir aš lėksiu, ne? Intuli, kažkur ir aš lėksiu. Taip. Tai ką dabar mes važiuosit, įdomu, kaip išsiversit. Išsiversim. Padėkit. Tai va, prasideda mūsų, nežinau, vlogas, ne vlogas. Filmuosiu šiandien, filmuosim pasiruošimą mūsų kelionės. Ir pasiruošimas prasideda šiandien. Ir kelintadienį šiandien tuli? Ką aš žinau, antradienis lygtis. Antradienis lygtis. Tai va, Ramūno nėra, Ramūnas išvažiavęs. Tai va, vienas jau realiai baigs paruoštas Makso. Karba faba. Papa karabanoš. Karba faba. Tai gerai, einam ruoštis. Reikia iš tikrųjų nusirengti pirmiausia, paskui reikia dirbti. Reikia dirbti nefilmuotą, ne? Gerai, einam grabą savo ištrauksim. Paraidintas dviratis. Realiai neseniai. Gerai, kokią stadiją dviračio. Čia blogai. Ratą patikrinam. Čia irgi blogai. O jez! Šičia situacija kokia. Tepalai išbėgia. Quality control. Nu tai va, tepalai šičia. Nieko einam vardyti, žiūrėsim, kas čia bus. Ar labai blogai, ar labai blogai. Kaip Intuli vertinė bus? Gerai. O, žiūrėk. Nu gerai, pasitikė. Gerai, einam vardyti. Dėlės vienodai susispaustų. A, jūs suportą nuėmus? Taip, suportą nuėmus, o taip sumaigai, kad susispaustų. Ir išmankštini. A, ir viskas? Taip, kelis sykius taip va O tai pakartoji. nereikia doto tapilinėti nieko? Ne. A, ne? Good. Pažiūrėsim, kaip Ispanijom seksis šitą nesąmonę daryti. Aš jau matau, kai skambinu tau Intuli. Inta atsikelia. Alio. Kas yra? Intuli, kaip čia nublydinti? O aš nekelsiu ragelio čia. Va, pradedam. Nu, žiūrėsim, kaip man ten gausis. Aš ardymo darbus atlikinėjau kol kas. Tai guoliai sausoki. Čia va buvo geras variantas jau irgi. Prieš varžybas paskutinės tikrinam viskas gerai buvo, dabar jau čia tokia situacija. Į šitą vietą net neturėtų iš vis, čia kaip guoliavietė gaunasi, kurią net negali įlysti ir čia taip dabar čia. Tai va, vaizdelis toks. Žmonės, prisižiūrėkit savo dviračius, nes bus blogai. Pažiūrėkit, čia realiai dviračio, ką žinau, kiek čia ta ašiai. Skaičiuoti reikia, kiek plovimų matė. Šitas, turbūt 2 plovimus matė ir 6 dienas raidinimą. Pažiūrėkit, kaip čia atrodo vaizdelis. Tai čia vaizdelis toks. Tas pavyzdžiui, guolis yra jau sausas. Nežinau, ar matysis, bet realiai yra sausas ir žiūris jau taip sunkiai sukasi. Tai va, paskui nesiskuskit, kad nuvažiuoti į servizą, kad daug ima. Ne, žinokit, čia viskas labai greit byra. Tai va, einam toliau ardyti ir žiūrim, laukiam toliau siurprizų, nes liko dar šiaip smagiausia dalis, tai yra šita rėmo dalis, kur čia stovi 4 guoliai. Tai va, čia bus didžiausias siurprizas. Tai einam, išsardysim ir žiūrėsim, kad viskas būtų gerai. Profesionalus poliravimo darbas. Čia, kad geriau įbrėžimai matytųsi, ne? Ne, kad neliptų kaip purvas ir būtų lengviau kalnuose plauti. O mano tai padarysi? O tu darysi, taigi jau pasėmiai darysi. Aišku, kad pats purvim. Perdėm velosipėdą. Situacija normalė. Dabar vyksta šių guolių gelbimo... Kaip čia? Gelbimo darbai. Realiai susitvarkom guolius, kad atlaikytų Ispaniją. Fū, neaišku, kur mes čia dar važiuojam, ar aš jau sakiau 10 000 kartų. Nežinau, ar sakiau ar ne, bet vat, turi atlaikyti, o po to viską keisim. Prasidėjo surinkimo darbai, išsivalėm guolius, viską susitepėm, biškį gerėjo situacija. Mėgstu, na. Prilėtink. Aš tai manau, greitai nedirbu. Tai va, žodžiu, viską surinkinėm. Rakštis subiničitas dviratis. Guolių... Kiek čia? Jie turi 18 guolių gaunas? Panašiai.
mes jau mašinai, pamiršau nufilmuoto jau duris užrakintos. Tai žodžiu, pusę dviračio trikampę surinkau realiai tik tais. Tai viskas lieka intai ant rankų. O dabar lekiam namo, aš nežinau, arba šiandien pradėsiu drabužius plautis, arba ne. Tai va, nežinau, kaip sugalvosiu šiandien, nes reikia visus drabužius pasiruošti, nes šiandien antradienis, penktadienį vidury dienos išvažiuojam. Nu tai vat, nedaug ir čia tų laiko turim, tai reikia viską išplauti, nes labai viskas blogai, nes pas mus, kadangi Lietuvoje lyja, visai pliurzė, tai ką vis tiek drabužiai yra, kokie purvini. Tai va, tvarkėm kiek galėjom, indulių padėjom, amortikas galinis sprogęs, priekinio reikia dar tepalus pakeisti, šiaip nemažai dar darbų, reikia ratus dar sutampyti, sutvarkyti, tai va. Tai šiandien bus viskas ir keliamės turbūt į kitą dieną, tai nežinau kada čia bus ir susitiksim arba ryt, poryt, arba užporyt, nežinau čia kurią dieną, tai va. O kaip čia gausis tas vlogas irgi nežinau, tai susimatysim vėliau. Šiandien trečiadienis, dar viena diena pasiruošimo. Čia va gera situacija. Kaip jums batai mano. Tai reikia šitus nusisukti klycus. Dėti. Ant šitų batų reikia užsisukti. Irgi ne patys švariausi, bet tipo. Tai va, einam žodžiu plautis drabužius. Toliau vyksta pasiruošimas. Nežinau, šiandien buvau sporto salėj, nesisportavo. Tai tiek, važiuojam toliau tvarkytis, ruoštis. Trečioji diena besiruošiant. Rytoj išskrendam. Didžioji dalis visko išplauto, tai liko tik šitus. Ir viskas, aiva vakar apsikirpau. Dabar tvarkingai gražiai atrodom. Ir kaip ir viskas realiai. Ir dar varysim pas Ramą dviratį dėžę įsidėsim ir atsivešim dėžę namo. Tai va. Greičiausiai susimatysim prie Ramo, pas Ramą. Tai susimatysim pas Ramą. Kodėl mano dviratis dar neskrautas? Kas čia dabar? Kad žinotum, kaip susifotavai. Nu, iš tikrųjų vratingai. Gerai. Reikia šitą grabą į ten įdėt. Kaip čia tai padaryti, aš nežinau. Nežinau, bet pagal mane tai žinok netampa, jisai cielas tam sudėžė. O ne? Galinė turbūt šalinti. Ką reikės? Galinį ratą šalinti. Nesivežti galinį ratą. Nesivežti, ne? Nesivežti, ne. Šiaip sakau. Ant stopį visą. O rimtai netelpa tipo? Pasižiūrės. Nu davai, mėginam tada kišti. O, čia va, smagus daiktas šitas. Kaip jau karbonė skylė. Faiba. Nieko, Berlinas sakė tau. Rėmo toj turės. Smagumėlis čia. Babam! Yra. Dviratis viduj. Labai nice. Kągi penktadienis. Tiek turim daiktų daug. Juokauju. Čia daiktai. Fotikas. Kompas šitas turėti. Pas mane kompas jau vienas yra. Labai daug daiktų. Ką daryti? Pagėva situacija pas mus mašinai. Varom viskas pas Ramūną. Ir nežinau, žiūrėsim kaip su tais dviračiais. Nes jeigu man čia reikės vežtis iki Vilniaus, tai čia taip sėdėsiu. Tai va, varom pas Ramą, susimatysim ten. Žiūrėsim kokia ten situacija. Tai va, iki skrydžio mes turim. Dabar 12, mes išskrendam 5. Kiek mes dar 5 valandas dar turim. Tai kaip nors turim suspėti, tai nežinau kaip čia gausis. Bet manau spėsim, viskas čia bus good. Nes 2 valandą turim uniparkę mašiną palikti, 2 valandas turim. Tai manau, viskas bus gerai. Kas čia vyksta? Jau! Švalbegai! Alberta? Show me. Čia tai senas! Magic Mary. Hello! Old but gold. Tai čia dar tenais pakamčiau, matau naujas, jau naujas. Eko friendly. Tik tais, Perdirbtų šitų įpakavimų. Logika trail, bet su eis. Real. Ant vieną. Bus blogai. Aš tai ką norėčiau, tai labai pakišti po apačią kokį paraloną po šakį. Aš tą patį irgi galvoju. Tai čia dar eina pakeltas. Kur mes esam? McDonald'e, nes kur visos kelionės prasideda? McDonald'e.
Esam savanorių Makė, susikrovėm daiktus, pasiėm į Makso mamos mašiną, įmetėm dviratį, pasiėm Makso lagaminą, kuris realiai tušęs. Žmogus vieną brizoną įsidėjo. Ispanija +9. Maros pirmą dieną neraidint važiuosim, apsipirkinėt važiuosim. Kelelis artimas, saulė šviečia, išgerti... Ne, nekviečia. Dar važiuojam į Vilnių ir link Vilniaus važiuojant saulytę pradėjo šviest. O Ispanija, kiek žinau, mūsų šeštadienį nelaukia saulė. Išsivežam su savim blogą orą tiesiog. Kartu tai va. Gerai, lekiam. Toj būsim jau tam oro oste. Jau atlėkėm. Tai va, atvarėm. Maksų daiktas. Šalta, galiu pasakyt. Pasistatėm uniparke prie pat mašiną. Ir dabar zeba. Viskas išlydėm dviračius. Išvažiavom ant dviračius. Dedam tavo. Čia. Finally. Eik, savo dar tiek streso gyvenime neturėjau. Oh my gosh. Kaip straukau. Aš bijau. Tarsi mūsų įrankį vos praleido mūsų įrankis. Aš galvoju, kad viskas mūsų ratus galim išmesti. Tas taip čia bespasdų. Maksai ready? Aš tai neredi. Paliekam lietuvėlę. Su vižėru. Esam 50 metrų aukštyje pakilom. Realiai virš Mertkalnio skrendam dabar tik tais. Gal kepaliuko nusipirkam? Hugabos kokio. Ten va, Alpės. Jau temsta. Ten va gameris. Kuris gėdės kamerų. Maksai, pasakyk kažką. Ką? Nu nefilmuok. Gerai, susimatysim ant žemės, kai eisim. Laukia antro dalis nesąmonių mašinai, žinoma. Nu ką, nusileidom? Kaip Jo. tu dabar jauties? Gerai. Gerai? Jo. Darom. Man taip subinė pavargo, aš negaliu, man taip skauda dabar ją. Makso tai nefilmuosiu, bijus kamerą. Sio, pasiėmėm mašiną, pasiėmėm šitus. Vos vakario nenunešė per 5 sekundės išėjus į gatvę. Jo. Autobusas. Lemba, čia karšta. Tarsi čia su pliuzona galiu būti aš. O tai mes gal gulkom dėžės jiems ant kito? To kaip sėdėsi? Nu tai, pabandom įkišti šį telpą, jinai taip ar ne. Vyksta kraustymosi darbai, ta prasme. Į tokią didžią mašinytę turi tilpt 4 žmonės, 3 dviračiai ir dafiga daiktų. Bet manau sukišim. Ar ne? O vat ant to video išsijungia. Čia perkaisto laidai. Ispanija, ahujena šalis. Ahujena šalis. Kaip vertini Ispaniją? Labai gerai. Aš irgi nuoširdus. Kaip tu vertini Ispaniją? Labai gerai. Aš taip važinėt noriu. Kaip tu vertini Ispaniją? Bet nejauku. Noriu namo. Bet man nejauku, man biškai. Ar nejauku? Nu nejauku, jie bet aš nori. noriu važinėt. Man nejauku, bet aš noriu. Aš nenoriu. Aš tai irgi žinok, jau nebenoriu. Galim pakuotis viskas. Labas, tu buvo. Ispanija, wow! Kaip gražu! Labas rytas, Lietuvos žmonės, su jumis sveikinusi aš Taigi, vakar atvykom į Ispaniją
pažiūrėkit, kokia, sako, Lietuvoje depresinė šalis. Išvažiuoju iš Lietuvos, kad gero oro gaut, atvarai į Ispaniją ir čia fucking lyja. +6, chatoj, kur dabar esam. Pelė kaip šalta ir atvirai pasakysiu, po vakar dienos nuotykių aš tiesiog noriu namo, o nebe raidint. Tai kol kas Ispanija nežavė ir kelionė žiauriai smagiai prasidėjo. Taip pat savo kemelį turiu, va tokį. Nežinau, aš tai va laikau niuksus, kad čia pagerės kažkaip situacinis kūlas, tai čia aš patėlėjus, taip liūdna čia. Tiek vaizdų turėjo būti, bet čia taip liūdna dabar. Lėksim iki Bike Parko pasižiūrėti, bet turbūt nuotaikų šiandien raidint, tai nežinau ar yra. Ai, tai va vakar išsinuomavom mašiną ir pasirodo, kad mašina per maža mums. Tai galim eiti į apačią, kaip mūsų dabar visi daiktai atrodo. Dviračių dėžės, kurios turėtų būti tvirtos, ne? Tai va, mūsų dviračių dėžės. Vakarą dėžė. Čia nekreipkite dėmesio. Ir čia mano su Maksu dėžė. Matot, tokia bet problema. Dėžės jos nebe kvadratinės. Jos fucking sulankstytos. Nuo to, kad mes pasiėmėm kangarų, kedį, realiai Volkswageną. Ir jame nieks netilpo. Fucking nieks netilpo. Dabar, kai važiuosime atgal namo per 2 reisus, turėsim važiuoti čia 100 km, tai realiai 2 valandos, tai 4 valandos, kol daiktus persivešim. Ir dar, karočią, draudimo kompanija mane ten bandė apskemint, bet, karočią, kažkaip. Parkingas Ispanijai irgi tragiškas. Nufilmuosiu, į kokį apartamentai garažą siūlai važiuoti su tą mašiną. Visa mašina tokio pločio kaip įvažiavimas, bet dar kampas debiliškas tiesiog. Tai nesaugi šalis, kad net grot. Va, realiai, šlapia lyja. Baisu, tiesiog šalta, nemalonu. Šiandien padangas persimontuosim, sustvarkysim viską. Tai va, kol kas tiek žinių ir viskas. Judėsim toliau. Inžinerinis stebuklas, žiūrėkit. Užrakinė dalis. Čia tipo turi laikyti. Kas čia plėt turi laikyti? Matom, kažkas buvo, kas turi laikyti, bet jau nebėra tiesiog. Einam. Vaikus pakalbinsim, kaip jūs savijauta. Nu vėl, nu bet nieko. Kaip nuotaikos? Labai, aš tai noriu važinėti labai, bet oras blogai. Aš nežinau, ar šiandien galimai praleisim. Tai ką mes daugiau darysim? Reikia džimo ieškoti. Kokią dar džimo? Eisim namus, susitvarkysim, pažiūrėk, kas čia darosi. Arba reikės jau žinai ką pridėt? Dėžes lipdyti. Galim šiandien dėžes susilipdyti iš karto, dabar prasme. Jo, visai vargiai. Viskas išėjams. Nu naktį geriau atrodė viskas. Man patinka, kad tas išsimovęs ir tipo turėtų šiukšlės eiti tenai, bet tai ne. Welcome to Spain. Buvom apsišopinę, filmavau. Čia. Kaip šiandien paraidinom? Gerai, man patiko. Gera drąsa labai. Prasivažiavom apšilom. Amortikus susisetinom, ne? Oi. Laukia ilga mūsų savaitė, man rodos. Žinai kaip bus? Grįši namo, laikas sustos. Nuvarysi paraidint. Paraidinimas truks pusę minutės. Nes laikas taip dienos praeis. Po to vėl grįši, vėl sustos laikas. Čia ateina rimtas bakūras. Žiūrim hardliną. Einam. Reikia šitą nusimontuot padangą. Žinai kas blogiausiai? Aš paprašiau Intos, kad ją permontuotų. Kol čia yra kažkoras. Realiai tik kažkorą man čia reikia šim. Tai kažkas sugalvosim. Gut. Einam darbuotis, ne? Jo. Su vakariu namų darbus darom. Pa, conditions dry rašyt? Ar dar ir rytojus palauk? Rytoj sužinosiu. Gerai, dar. Bet tu parašyt dar. Na tai aš. Gerai. O tai šitų žinai? Dabar tai... Nes tai galim šiandien pasidaryti. Da. Bet mums galinę mortiką reiks išimti. Mes prie šitą daiktą neprieisim. Prie high speed rebound. O mums reikia tai daryti? Jo reikia. Pasikeitėm padangą vieną galinę, dabar reikia priekinę pasikeisti. Ar galiu būti cameraman never dies? Davai. Kadangi visur bus įlintas ant manęs. Rule number 1. Žinai kaip numontuot padangą su kažkoru? Pirma taisyklė. Susistum padangą į vidų. Visą. Va.
šitaip ir susistum ją vidų. Tada tik tai ją gali pradėti montuoti. Kaip nenumontuosi? Jo. Opa! Kukinsim pizzą dabar. Hooray! Jis iš pirmo karto. Wow, wow.